Kokiems lietuviškiams filmams atiteko Sidabrinės gervės apdovanojimai? Kaip jau 9 kartą Stingui sekėsi Lietuvoje? Kuo savo gerbėjus nustebino britų muzikos grupė Jungle? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Birželio 9 dieną Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje įvyko iškilminga jubiliejinė 15-oji Sidabrinės gervės apdovanojimų ceremonija, kurios metu geriausiems kino kūrėjams buvo išdalinta 21 statulėlė ir vienas specialusis apdovanojimas. Sekmadienio vakarą su salėje susirinkusiais kino industrijos atstovais bei žiūrovais prie ekranų sveikinosi vedėjų duetas – televizijos bei radijo laidų vedėja Eglė Kernagytė Dambrauskė ir aktorius Andrius Bialobžeskis. Scenoje susitiko ne tik kino industrijos atstovai, bet ir muzikos atlikėjai. Muzikinius pasirodymus dovanojo Super Koloritas, Bielė, Monika Liu, Free Finga, Linas Adomaitis, Justinas Jarutis, Rokas Jan, Vaidas Baumila, Evgenija Redko ir kiti. Apdovanojimų vakarą atidarė pirmą kartą istorijoje pristatyta nominacija už kino kultūros sklaidą, kurią įteikė Sidabrinių gervių organizatoriai – Lietuvos kino centro vadovas Laimonas Ubavičius ir Avaka vadovas Darius Vaitiekūnas. Specialusis prizas atiteko lietuviškų trumpametražių filmų agentūrai Lithuanian Shorts, ne vienerius metus puoselėjančiai trumpametražio kino kultūrą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Vakaro metu apdovanojimus metų geriausiems teikė meno, mados, sporto ir muzikos pasaulio atstovai. Legendinė plaukikė, olimpinė čempionė Lina Kačiušytė įteikė geriausio metų trumpametražio filmo apdovanojimą, kuris atiteko režisieriui Adui Burkšaičiui už filmą Tušinukas. Kiek vėliau į sceną lipo prodiuserė Uljana Kim. Sidabrinę gervę už geriausią mažumos bendros gamybos filmą ji įteikė už daugybę žiūrovų visame pasaulyje sužavėjusią Lietuvoje tapytą animacinę juostą Kaimiečiai. Geriausių animacinių filmų pripažinta juosta Ta, kuri žino. Režisieriai Eglei Davidavičiai apdovanojimą simboliškai įteikė atlikėjas, 3 vaikų tėvas Tomas Sinickis. Vakaro metu net 6 gervės iškeliavo pas filmo Čiulbanti siela kūrėjus. Už geriausią metų grimo dailininko darbą apdovanota Eglė Mikalauskaitė Gricienė. Metų geriausio kostiumo dailininko nominacija taip pat atiteko šio filmo kostiumų dailininkei Agnei Rimkutei, o geriausio kino dailininko darbo apdovanojimas Algirdui Garbačiauskui. Nemažiau komisija sužavėjo ir filmo garsai bei muzika. Metų geriausioje garso režisieriaus kategorijoje apdovanotas Saulius Urbanavičius, o geriausiam kompozitoriaus darbui Miša Skalskis. Apdovanotas ir šio filmo operatorius Eitvydas Doškus. Metų geriausio montažo režisieriaus kategorijoje apdovanota Silvija Vilkaitė, prisidėjusi prie filmo Tu man nieko neprimeni gimimo. Po šios nominacijos įteikimo filmo komanda, skambant garsioms ovacijoms, lipo dar 5 kartus. Režisierius, aktorius Kęstutis Jakštas apdovanojimą įteikė geriausia metų aktorė pripažintai Gretai Grinevičiūtei. O ką tik iš Liublianoje vykusio Tarptautinės aktorių federacijos suvažiavimo grįžusi Gabija Iraminaitė scenoje sveikino geriausių metų aktoriumi tapusi Kęstutį Cicėną. Į sceną lipo ir pati vieno iš šių metų favoritų filmo Tu man nieko neprimeni režisierė Marija Kaftaradzė. Jai atiteko geriausios scenarijaus autorės titulas. Kas tapo geriausių metų režisieriumi, paskelbė nacionalinių kino apdovanojimų Sidabrinė gervė globėja, ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Statulėlę ji įteikė režisieriai Marijai Kaftaradzei. Pripažinimą Tu man nieko neprimeni šventė darsyk. Juosta paskelbta metų geriausių vaidybinių ilgametražių kino filmų. Tuo tarpu metų geriausių dokumentinių filmų tapo Mamutų medžioklė. Apdovanojimą režisieriai Aistei Stonytei įteikė Lietuvos ir Gineso rekordininkė Ajana Lolat. Metų žiūroviškiausių filmų tapo daugiausiai žiūrovų šiais metais prie ekranų ir į kino sales pritraukusi Tado Vidmanto komedija Milijonieriaus palikimas.
Renginio metu įteiktas ir sidabrinės gervės kiaušinis už geriausią studento darbą bei auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus. Sidabrinės gervės kiaušinis atiteko filmo numeris 1 režisieriai, studentei Mildai Augustaitytei. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus įteikta kino kritikei Živilei Pipinytei. Birželio 9-osios vakarą Stingas jau 9-ąjį kartą svečiavosi Lietuvoje, kur Kauno Žalgirio arenoje surengė pasaulinių gastrolių koncertą. Atlikėjas, kuris 2024 metų turą pradėjo Dresdene, Vokietijoje, savo pasirodyme Lietuvoje atliko grupės The Police hitus ir garsiausius solo karjeros kūrinius. Nuskambėjo ne tik didžiausi hitai, bet ir keletą dešimtmečių Stingo koncertuose negroti kūriniai. Pradėjęs solinę karjerą, Stingas tapo vienu garsiausių mūsų dienų muzikantų ir atlikėjų. Jo kūryba įvertinta 11 Grammy, 2 Brits, Auksinio gaublio, Emmy apdovanojimais. Stingas taip pat buvo 4 kartus pristatytas Oscarams ir kartą nominuotas Tony apdovanojimams. Muzikantui prestižinį Century apdovanojimą įteikė muzikos biblija vadinama žurnalas Billboard. O 2004 metais Music Years ceremonijoje Stingas buvo paskelbtas metų persona. 2003 metais karalienė Elžbieta II už nuopelnus muzikai Stingui įteikė Britanijos imperijos ordino komandoro apdovanojimą. Koncerto vakarą pradėjo žinoma prancūzų kilmės italų dainininkė, dainų autorė ir muzikos prodiuserė Jordana Angi. Netrukus po apšildančios atlikėjos į sceną žengė tarptautinį pripažinimą pelnęs Stingas ir jo grupės muzikantai. Stilingai apsirengęs, nuo batų iki džinsų ir marškinių, muzikantas rankoje nešėsi juodą elektrinę boso gitarą. Atlikėjas vakarą pradėjo atlikdamas dainą Voices Inside My Head, kurią kartu su The Police įrašė grupės 3 studijiniam albumui. Greitai publika ant kojų pakėlė 1979 numeris 1 hitu tapusi The Police daina Message in a Bottle. Jai nuskambėjus scena nusidažė aukso geltonumo spalvomis ir žiūrovai nuo pirmųjų akordų pažino Stingo hitą – baladę Fields of Gold. Kompozitorius, dainų autorius ir dainininkas, aktorius, rašytojas ir aktyvistas Stingas gimė nedideliame Volsendo mieste Anglijoje. 1977 metais jis persikėlė gyventi į Londoną, kur su Stuartu Copelandu ir Andy Summersu subūrė grupę The Police. Viena populiariausių pop-roko muzikos grupių pasaulyje išleido 5 studijinius albumus, pelnė 6 Grammy, 2 Brits apdovanojimus. Ir 2003 buvo įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų. Vėliau koncerte skambėjo hitas po hito Englishman in New York, Shape of My Heart, Desert Rose, Every Breath You Take ir Roxanne. Paskutiniam abejingų nepalikusio vakaro bisui Stingas į rankas paėmė gitarą ir koncerto žiūrovus į naktį išlydėjo skambant vienai gražiausių solo dainų – baladei Fragile. Per visą įspūdingą savo muzikinę karjerą Stingas, kaip solo atlikėjas ir grupės The Police narys, pardavė daugiau nei 100 milijonų įrašų. Likusią vasaros dalį atlikėjas tęs savo koncertinį turą po Europą. Suplanuoti koncertai Prancūzijoje, Graikijoje, Vokietijoje bei Italijoje. Birželio 10-ąją sostinės kalnų parką audrino britų muzikos duetas Jungle. Muzikantai publikai pristatė naujausio albumo Volcano dainas ir atliko gerbėjų jau pamėgtus hitus. Gausiai susirinkęs gerbėjų būrys lingavo pagal hitais jau spėjusias tapti muzikantų dainas ir su smalsumu klausėsi naujausio albumo dainų. Šou metu netrūko ir išskirtinės choreografijos, kuri Jungle dažnai išskiria iš kitų. Įvairūs šokių judesiai pastebimi kiekviename grupės muzikinėme klipe ir gyvame pasirodyme, kur jungiasi šokis, muzika ir vizualinė estetika. Stebint gyvus Jungle pasirodymus, neretai atrodo, kad tiek muzikantai, tiek publika tampa muzikinio klipo veikėjais. Grupės Jungle smegenys – 2 mitrūs britai, kurie rugpjūtį išleido gal net puikesnį nei paskutinis 4-ąjį albumą Volcano. Šį albumą lydėjo ir specialus kino filmas, kurį galima pamatyti internete.
Joshas Lloydas Watsonas ir Tomas McFarlandas kartu daro viską. Abu ir grojantys, ir kuriantys. Nuolat kartu. Apie tai ir Jungle. Jie geriausi draugai ir savo pačių leidyklos šeimininkai. Jie nepriklausomi muzikos kūrėjai ir su Jungle daro, ką tik sugalvoja. Tai labai didelis privalumas šiandienos muzikos industrijoje. Ši leidykla ir išleido naują 14 kūrinių Jungle albumą. Kritikai dueto muziką apibūdina tik pačiais gražiausiais žodžiais. Jų muzika tinka bet kokiai erdvei ir metų laikui, ypač koncertams be stogo. Platus skambesys artimas ir tiems, kurie ištikimi diskotekai, ir tiems, kurie muzikoje ieško kažko protingo. Kažkas tarp Daft Punk, svajingos elektronikos ir 70-ųjų funko. Klausantis Jungle neįmanoma nejudėti, neįmanoma nuo jų atitraukti akių. Jų energija ir balsų derinys užkrečia, kabina ir įtraukia. Visiškas atsipalaidavimas. Vilnių Jungle savo koncertų planuose pažymėjo jau 3. kartą. Paskutinį koncertą 2022 metais grupė surengė sostinės Lukiškių kalėjime. Šiandien naujienų tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki.